Viljamas Šekspyras, anglų rašytojas, poetas ir dramaturgas, laikomas vienu iš svarbiausių anglų ir vakarų Europos rašytojų. Dažnai vadinamas Anglijos nacionaliniu poetu ir avantgardu, Šekspyro pjesės buvo išverstos į daugelį kalbų ir tai yra dramaturgas, pagal kurio pjesės pastatoma daugiausia spektaklių. Tačiau viena populiariausių Šekspyro dramų, statyta, perdirbta ir interpretuota daugelį kartų, žino bene kiekvienas. Tai Romeo ir Džiuljeta, jaunuolių iš priešiškai nusiteikusių šeimų meilės istorija. Tad neturėtų būti sunku atspėti, kokiu automobiliu šiandien važiuosiu mūsų pirmojoje debiutinėje laidoje, nes tai Alfa Romeo Džiuljeta. Pažintį su ja pradėsiu pirmojoje Lietuvos sostinėje Kernavėje, kuri mus pasitiko besiruošianti priimti pirmuosius šiltojo sezono turistus. Kernavė 13 amžiuje buvo vienas reikšmingiausių Lietuvos valstybės formavimusi centrų. Šioje vietovėje buvo išsidėstęs galingas 5 piliakalnių gynybinis kompleksas. Bėgant laikui Kernavėje išaugo ir viduramžių miestas, turėjęs apie 4000 gyventojų. Jame buvo gana taisyklinga gatvių sistema, stovėjo gyvenamieji namai ir amatininkų dirbtuvės. Nuo 2004 metų Kernavės archeologinės vietovės buvo įtrauktos į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Būnanti gamta, drėgmė ir speigo suformuoti ledo luitai Neries pakrantėje nesukėlė teigiamų emocijų, tad pasivaikščioję po Kernavę patraukėme Vilniaus link, kur mūsų laukia keletas įdomių pokalbių. Gerai, labas rytas. Labas rytas. Sveiki. Turim šiandien Vilniaus rotušės atstovą Paulių, su kuriuo vėliau aplankysime vieną objektą įdomų, malonų ir svarbų Vilniui, ir atlikėją Ramintą Bielę. Nepaslaptis buvai Džiuljeta. Buvau. Dar ir jaučiuosi. Dar ir jautiesi. Gerai, tai norėčiau aš tavęs paklausti, kaip jautiesi pabuvojus šiuo taip svarbiu personažu. Svarbus, ne? Svarbus aš manau. Svarbus. Labai gerai, žinai, tokią rolę, tai nereikėjo vaidinti kokios ten, nežinau, raganos, prostitutės ar kažkokio juokingo kitokio personažo, o reikėjo vaidinti patį nuostabiausią personažą ir ką žinau, labai gerai, labai tiko. Labai gerai, viskas tvarkoje, ne? Aišku, kas čia gali būti? Baisu buvo ant tų supinių aukštai suptis. Pirmą kartą ne, bet antrą kartą žiauriai smarkiai išsupo. Tai tada net balsas pradėjo drebėti. Nors žiauriai mėgstu suptis ir aukštį mėgstu. Tai vaikystėje turbūt ne vieną valandą ant supinių praleidai. Ne, turėjom tokią, žinai, Tarzankę vadindavosi. Ten būdavo mano mylimiausia. Tai projektas baigėsi, trūksta tau šio personažo? Gal šiek tiek trūksta tos muziklinės scenos, nes žiauriai patiko. Buvo pirmas išbandymas ir labai gerai buvo. Labai gerai buvo. Nes ir dainuoti, ir vaidinti, ir tas visas viduriukas, tai man čia buvo pats tas. Pirmas vaidmuo teatre buvo vaidinti save. O. Tai buvo labai... Ir kreipėsi į mane, sako, labas Raminta, per spektaklį, tai labai juokėsi visi. O esi mačius, kai, tarkim, vyksta Niujorke, kokioje Metropoliteno operoje, žinai, kas nors, ir, tarkim, transliuoja tiesiai į kino centrus pas mus? Nebuvau kino centre, bet girdėjau, kad nesveikai gerai, kad didelis ekranas, garsas tobulas. Jo, verta būtų, einam kada. Tai vat tokiu atveju tikriausiai, tokią filmuotą medžiagą verta žiūrėti, ne? Tokią ir ypač kino teatre, nes ten padaro visas sąlygas. Tikrai labai mėgiamas dalykas, ypač tų mūsų akademikų. Nes, pavyzdžiui, operos ir baleto teatre ne į viską eitų. Reikia, nes kiek buvau ir ne viskas buvo gerai. Tai tikrai, jeigu einate į operos ir baleto teatrą, reikia žinoti, ką eiti, kokį spektaklį eiti. Gal galėtum parekomenduoti ką nors? Iš dabar rodančių? Aš nežinau, kas dabar eina, labai seniai žiūrėjau, bet man Carmen patiko visai, Traviata labai nepatinka dabartinė.
Bet ką aš dabar skleisiu, erezijas? Skleisi. Sakys čia, bet aš savo nuomonę turiu ir man nepatinka ten operetės. Tokius, jos popsa gaunasi visiškai žmonėm. Kokie planai tavo dabar? Mano dabar planai nėra konkretus, nes visada jie negali 100% išpildyti visko. Bet dabar labai keičiasi mano galvoje viskas ir bus naujas boom, didelis sprogimas. Tuoj. Bet bum darai čia sostinėj, nes šiaip pati nesi Vilnietė, kaip žinau. Nesu. Esi iš Ukmergės. Esu iš Rokmergės. Rokmergės. Supratau. O Rokmergėj vyksta koks veiksmas? Aha, yra Rokmergės klubas. Muzikinis, su jais važinėsim, o dabar keliausim. Turėtume, kaip 9 kokių procentų, kad važiuosim į Amsterdamą koncertuoti, pas Psichą, pas Tomą Krivicką, jis ten gyvena dabar. Važiuosim ten padainuot, pagrot, po to jaučiu vėl kartosim turą po Norvegiją. Nes tenais yra Bielendas. Alfa Romeo Giulietta. Norėtum vairuoti tokį automobilį? Aš iš vis labai mėgstu vairuoti ir matau, kad mašina ne pirmas Golfas, o kur jau bėgiai gerai jungiasi, tai man jau gerai. Bet pirmą Golfą nuo antro skiri? 1, 2, 3, 4 skiriu. Geras. 5, 6, 7. O yra jau tokia? Jo. 5 dar atskirčiau, toliau ne. Tipo, sakyčiau, čia ne 4, bet jau geriau. Toliau neskirčiau. Turiu už kampų paslėpęs Giulietą, aš manau, tu norėsi ją pamatyti. Oi, labai norėsiu. Va, ką mes čia matom? Žiūrėk, Giulietta. Pasimėgau Giulietą. Žinai, kam skirta šitą vietą? Man. Taip. Taip? Prašau. Labai lempos gražios. Aš iškart įvertinu pagal lempas, pagal priekinį ženklą. Patinka? Patinka. Bet matai iškart vyro ženklą. Prašau, įsižiūrim kaip. Oho, kažkas labai mėgstas gulėti čia. Geras. Nu, žavingai, patinka salonas. Ateik ir tu pakalbėsime. Kokios šitos mašinos duomenys? Kokios? Taip, jinai turi 2 litrų turbodyzelinį variklį, išvystanti 140 arklio galių. Nuo 0 iki 100 įsibėgėja per 9 sekundės. Va, dabar suprantu. Maksimalus greitis 205 km/h. Tave tai tenkina? Nu kaip? Tenkina. Užtektų, ne? Man užtektų. Tai gal tada lekiam į trasą? Lekiam, sakai? Vau, jėga. Uždarom duris. Gerai, visą gero, o dabar mes važiuojam. Alfa Romeo Giulietta – italų gaminamas automobilis turintis gan solidžią istoriją. Pirmieji šio modelio automobiliai dienos šviesą išvydo 1954 metais, kuomet įvyko pirmasis Giuliettos debiutas Turino automobilių parodoje, o gaminami jie buvo net iki 65-ųjų. Pirmaisiais gaminimo metais Giuliettos buvo tik kupė kėbulo tipo. Iki pat 65-ųjų šio modelio gamą papildė iš tiesų nemažai skirtingų modifikacijų. 11 metų gaminamas modelis turėjo tą patį 4 cilindrų eilėje 1,3 litro darbinio tūrio variklį. Galingiausia versija išvystydavo 100 arklio galių ir pasiekdavo 190 km/h greitį.
Buvom susitikime su dainininkė Raminta Naujanytė ir dabar atvykom į Vilniaus miesto rotušę. Tai prašau, Pauliau, papasakok, kur mes čia esam, ką mes čia veikiam ir ką mes čia matom. Tai sveiki atvykę į, sakyčiau, vieną svarbiausių Vilniaus miesto pastatų. Pradžioje gal trumpai pristatysiu pačios rotušės, pačio pastato istoriją. Ar neprieštarauja? Taip, gerai. Tai tikslių duomenų, kada buvo pastatyta rotušė, nėra, bet kai kuriuose analuose, kronikose randama, kad jau kažkas šitoj vietoj stovėjo prieš 1503 metus. Pati rotušė tais laikais, kaip ir dabar, atliko labai svarbu tiek politinį, tiek vietinės reikšmės vaidmenį. Tai, kokią rotušę matome šiandien, ji yra pakitusi neatpažįstamai. Labai gaila, kad šiandien nebėra bokšto, kuris turėjo tiek laikrodį, tiek varpą. Tarkim, kai vykdo gaisrai, vien per 100 metų rotušė yra degus 4 kartus, tai per 500 mečius, manau, tai buvo žymiai daugiau kartų. Tarkim, įvykus gaisrui, iš karto būdavo skambinama varpu, arba taip pat varpas buvo naudojamas, tarkim, atvykstant į miestą svarbiems svečiam. Pačioje rotušėje buvo kalėjimų, buvo aukštutinis ir žemutinis kalėjimai, buvo kriminalinių nusikaltėlių, atskirai vyrų ir moterų kalėjimai. Taip pat rotušėj per ilgą laiką jos paskirtis šiek tiek kito, bet tai vis tiek buvo vienas svarbiausių pastatų Vilniui. 18-19 amžiui čia veikė teatrai, savo operos ar dramos, kurios čia vyko, tai tokių autorių kaip Čechovo, Tolstojaus, Gorskio. Vėliau jau 20 amžiui čia prasidėjo daugiau muziejų veikla ir vienu metu rotušėj dirbo net 310 savo srities mero menės biurų. Čia daugiausia, aišku, sėdi pats meras, čia taip pat vyksta įvairūs žmonių apdovanojimai, sutarčių pasirašymai, na ir žinoma svarstymai ar konferencijos, kurios turi labai daug įtakos vien mūsų valstybei ir dėja turiu jūs nuvilt, dėl tam tikrų priežasčių čia nepateksim, tad galim keliauti toliau. Pasako, kur čia mane atvedė dabar. Tai mes atkeliavom į Vilniaus miesto rotušės rūsį, arba jeigu dabar būtų 300-400 metų atgal į žemutinį kalėjimą. Tai jau apžiūrėsim tai, kas yra likę. Čia gana daug yra dar neatkasta, bet rūsys eina kvadrato formą po visą rotušę, tik tai noriu pas tave paprašyti visiškos ramybės, nes čia vaidenas. Čia matom koklių kolekciją. Vilniaus miesto rotušės ceremonmeisteris gana ilgai ją rinko ir čia matome bene 4-5 amžių palikimą. Kiek pasižvalgę ir nežymiai prisidėję prie vakare vyksiančio renginio, palikome Vilniaus rotušę. Matome švilpiką pirmą kartą išlendantį savo olos. Būti italu reiškia būti stilingu, gardžiai puotauti, gerti gerą vyną ir be abejo mėgauti savo tautybę bei šalies tradicijomis. Ši tauta puikiai geba jausti stilių ir kurti pritrenkiamą dizainą. Juk raudonais džinsais ir baltais marškiniais vilkinčio italą niekada nesupainiosi su Real Madrid futbolo komandos marškinėliais pasidabinusio ispanų. Na, pasakysiu, ką galvoju. Šie stilingi raudoni džinsai šiuo atveju ir yra ši Alfa Romeo Giulietta.